Tai sveiki visi, šiandien servise 007 dar vienas Dodge Durango modelis, tikrai puikiai pažįstamas, 3,6 litro 2021 metų, pakankamai nesenas, 366 cilindrų irgi pakankamai populiarus variantas, be abejonės 5.7 labiau gal mėgiamas, sakykim taip, plačiosios visuomenės, bet tikrai labai dažnai sutinkamas tiek mūsų dirbtuvėse, tiek kelyje. O sutinkamas dėl to, kad važiuoja visų 100% be jokio benzino, kaip sakyt, maišymo, tai nėra tiesioginio įpurškimo varikliukas, aš apie jį esu tikrai labai nemažai kalbėjęs. 365 staras ir kokybiškai lekia su Landerenzo itališka dujinė įranga. Labai trumpai apie jos komponentus, taip pat valdymo blokas sumontuotas štai šitoje vietoje, labai gera vieta, niekam netrukdo, apačioje saugikliai, jeigu norim prieiti, atsijungiam, pastraukiam, su visų dangteliu nusikeliam, labai patogu, dujinės įrangos saugiklis taipogi greta. Atskirai nuo dujų reduktoriaus montuojamas OMB BFC padidinto pralaidumo skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas. Pats dujų reduktorius štai šitoje vietoje, priekyje, vėlgi labai patogus aptarnavimas ir šiaip niekam netrukdo jokiem darbam prie variklio skyriaus. Yra sumontuotas didžiausio našumo Landerenzo Li10 Turbo Oversize variantas. Kitokių jų galingesnių jų, sakykime, versijų tiesiog nėra. Tai pilnai aptarnauja tuos 200 su truputėliu kilovatų, visam sūkių diapazone pilnai išpildo, taip kad tikrai puikus reduktorius. Kokybiškesnis yra atnaujintas dujinės fazės filtras specialiai su dervų, purvo ir visų nešvarumų surinkimu. Slėgio daviklis ir Landerenzo AEB plus dujiniai purkštukai sumontuoti po variklio gaubtu. Dujų padavimą turim padarę iš abiejų pusių, be abejonės itin preciziškai reikalinga padaryti tiek ir dujų padavimą į kolektorių ir be abejonės pati programa ir kalibracija turi būti tikrai labai tiksli. Ir būtent dėl to, dėl tinkamų komponentų, jų parinkimo, sumontavimo ir kalibracijos automobilis važiuoja absoliučiai puikiai. Visiškai nepakitusi dinamika visame sūkių diapazone, jokių ten smūgiavimų, negražių greičių dėžės bėgių mėtymų ir panašiai. Internete viešoje erdvėje labai daug visokiausių nusiskundimų apie šitos variklius, kad ne visi jos moka padaryti ir taip toliau ir panašiai. Tai iš tikrųjų yra tiesa. Ir čia nėra galbūt pačios įrangos didžiulis nuopelnas, o iš tikrųjų meistrų, gal pavadinkim taip, serviso arba meistro, nes, yra tam tikros taisyklės, kurių reikia vadovautis. Dažnai visi pratę tuos darbus atlikinėti bet kaip, o bet kaip šitas variklis nemėgsta ir sudėtingai važiuoja. Reikia viską padaryti tikrai preciziškai, taip kaip ir turi būti padaryta. Visi Landerenzo dujinės įrangos montavimo darbai mūsų servise 007 visą laiką pagal aukščiausius kokybės standartus. Tai reiškia, jeigu mes matom spyruoklinės sąvaržas originaliai, tai tokias pačias mes naudojam ir atnaujintas dujinės fazės žarnas, tokias, kurios neprasismelkia, sakykime, nuo visų priedų, tų kvapo ir nepradeda smirdėti. Tai toks atnaujintas variantas, specialios gofros, tokios pačios yra naudojamos ir originaliai, sakykime, variklio skyriuje. Pats dujinės įrangos laidynas taipogi yra adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriui. Tai reiškia, kad mes parenkam laidus tinkamo ilgio, tokio, kokie jie turi būti šitame variklio skyriuje. Kiekvienas kontaktas yra vėlgi lituojamas, apsaugomas termokembrikai su klijais, tam, kad tų problemų nebūtų nei dabar, nei ateityje ir tai mūsų neerzintų. Tai apie patį variklio skyrių iš esmės yra tiek. Dujų perjungimo mygtuką sumontuojam ten, kurio pagidauja klientas. Kaip taisyklė dažniausiai Durango modeliuose jis yra štai šitoje vietoje. Pridėsiu nuotrauką padarytą lauke, galėsite atidžiau pasižiūrėti, bet tai nėra kažkokia naujiena, labai populiari vieta. Kai kada į centrinę konsolę daug kas montuoja, sakykim taip, bet aš iš asmeninės patirties galiu pasakyti, bent jau man tai nėra patogi vieta, bet vėlgi čia yra kliento sprendimai, kur klientas pagidauja, ten tą perėjimą ir turi. tą mygtuką turi. Dujų pildymas prie benzino užpilimo vietos, viskas gražiai po dangteliu, atsisukam, galim piltis iš karto benziną, galim jungtis iš karto dujinį pistoletą, baigę viską uždarom, gražiai užsidaro, tvarkingai atsigula. Dujų balionas sumontuojamas atsarginio rato vietoje, čia mes jį turim sumontuotą apačioje, 92 litrų, Bormech, kokybiškas papildomai padengtas antikorozinė danga balionas, taip kad pakankamai solidus jo kiekis, be abejonės leis nuvažiuoti taipogi pakankamai solidų kilometrų kiekį. Tai va, tai tiek apie Dodge Durango, jei kažką panašaus planuojate įsigyti ar vairuojat, drąsiai galite kreiptis, mielai padėsime. Ačiū.